Na kągi, sakiau, pirmadieniais pratinuosi prie aukšto ūgių, šį kartą kiek žemesnio ūgio svečias pas mane studijoje svečiuojasi. Krepšinio klubo Lietkabelis trenerio asistentas Mindaugas Brazys. Labas, Mindaugai. Labas rytas. Kiek ten dabar daug drąsos ar baimės prie raudono mikrofono? Viskas gerai. Viskas gerai. Pasiruošęs klausimam, kokiam nuotaikom sakyk, kad keliavai į Panevėžį? Buvom su tėčiu be darbo. Atrado toks pasiūlymas, atvažiavom, truputėlį prieš tai pastudijavom komandą, matėm, kad labai prasta situacija, pergalių nėra. Lygtais pamatėm kažkokias galimybės, kad komanda galėtų žaisti ir geriau, potencialas buvo, atvažiavom su mintim pakelt krepšinį truputėlį virš. Paprastai bedarbiai važiuoja ne į Panevėžį, darbo biržą žingsniuoja. Tai mūsų sporto šakoje, specifikoje, darbo biržo turbūt sunku būtų darbą, tai mes gal kitais keliais ieškom darbo. Pradedam su klausytojų klausimais, gerbėjų, krepšinio klubo fanų klausimais. Kur ir kada pradėjote trenerio karjerą, klausė jūsų Lukas. Trenerio karjerą tai aš pradėjau gana anksti, kai baigiau krepšinį, aš pradėjau studijuoti tuo metu dar akademijai, dabar jau universitete sporto. Ir likliavo antram kursė, aš labai daugiau norėjau su vaikais dirbti, gavosi Sabonio krepšinio mokykloje, pradėjau dirbti su viena vaikų grupe. Aišku, po to gal dėl to gerai dirbau, gal gavau ir daugiau grupių. Ir gavosi, kad 5 metai buvo praleisti Sabonio krepšinio mokykloje. Nepasakysiu tiksliai datos, kada aš čia pradėjau, bet man liktais buvo 23 metai. Ir dar, aišku, po kelių metų atsirado galimybė Žalgiryje, nes kaip tik atėjo naujovės, atėjo tie visi vadinami skautingai, tai atsirado galimybė ten prisijungti prie Žalgirio ir Žalgiryje dar praleidau 6 metus. Jau po pernai metų turbūt aš nežinau, man asmeniškai geriausių trenerių, su kuriuo teko dirbti su Žuanu Plaza, turbūt jau pats pastebėjau, kad aš galbūt galiu eiti truputėlį aukščiau. Asistentus, galbūt vyriausių trenerių, gal žemesniam lygiai, bet jau kėlė gal asistentų. Ir taip gavosi, kad atsirado tokia galimybė Panevėžyje ir atsiradau čia. Linas klausė, kodėl taip anksti baigėte krepšininko karjerą? Kodėl? Daug visokių yra. Daug dalykų suėjo į vieną. Paprasčiausiai. Turbūt pagrindinis tas, kad aš nelabai mačiau savo galimybę būti labai gerų krepšininkų. Aš žaidžiau jau, buvau pasiekęs LKL lygį, o to vidutiniokų galbūt negalėjau būti. Ir tas toks kaip trenerio darbas mane visą gyvenimą labiau žavėjo, traukė, aš toks laiką turėdavau idėjų, plus turbūt tas dalykas, kad augau trenerio šeimoje, visą laiką matydavau, kas vyksta Žalgiryje, jau būdavo dar kai tėtis dirbo su Kazlausko asistentu Žalgiryje, aš jau irgi eidavau su jais kartu, žiūrėdavau rungtynes, girdėdavau, ką jie kalba. Tai tie visi tokie galbūt tie dalykėliai mane ir stumė daugiau į kitą pusę negu į krepšininko. Tai praktiškai atsakėte ir trečią klausimą, kuris skamba, ar didelį įtaką jūsų karjeroje padarė tėvas Algirdas Brazys? Turbūt ir kiekvieno žmogaus karjeroje vaikas, turbūt kai auga su tėvais, jie dažniausiai profesijas renkasi pagal tėvus. Neaišku, yra turbūt išimčių, bet vis tiek tokia įtaka didžiausia turbūt daro tėvai, vis tiek kaip galbūt, manau. Kokią įtaką jūsų krepšinio trenerio karjeroje tuomet padarė Johan Plaza? Labai didelė, jeigu atvirai, tai aš turbūt pakeitė net visą supratimą, visą filosofiją apie krepšinį. Nes toks žmogus atvažiavo iš Ispanijos, mes lyg ir ten lietuviai jau turėjom savo kažkokias nuostatas, savo filosofiją ir ten galbūt vienas nuo kito mažai skiriasi. Ir atvažiavo treneris, kuris vos nepradėjo viską daryti priešingai ir mes ten iš pat pradžių taip žiūrim, kas čia bus. Ir paskui pradeda komanda žaisti ir daugumą dalykų pradeda teisintis. Ir tu, aišku, kaip turbūt protingas žmogus mąstai, kad turbūt tai galbūt tu buvai neteisus kai kuriuose dalykuose. Ir tikrai tie daug dalykų apvertė. Turbūt didžiausiai iš trenerių tikrai įtaką padarė šis treneris. Kuris tau, Mindaugai, sezonas kaip treneriui buvo įsimintiniausias, klausė Solveiga? Pernai metų 100%. Labai, prasme, gavosi, atsirado tikrai didelis ryšys su treneriu, labai pasitikėjo manim, leido daug ir pačiam reikštis. Jau buvo tokių net momentų, kur jisai, kaip tu nuspręsi, taip ir bus. Sakau, įgijau pasitikėjimo, tikrai pats geriausias sezonas pernai metų. Daugiausia laisvės. Ir laisvės, ir patobulėjimos, kita galva dabar šiemet. Kokiose komandose esate žaidęs ar kokias komandas esate treniravęs?
Tu gal pradėsiu, kai vaikas, aš pradėjau ir baigiau Stabonio krepšinio mokyklą Kaune. Tai tiek pradėjau ir pabaigiau, nesiblaškiau. Po to teko 3 metus žaisti Žalgirio dublerių komandoje. Netgi buvo truputėlį vienas momentas 3 mėnesių, kai buvau prijungtas prie pagrindinės Žalgirio komandos. Nes ten gavosi irgi finansinės problemos, žaidėjai išvažiavo, liko tik 9 žmonės, tai mus 3 jaunus nuo Žalgirio dublerių prijungė prie pagrindinės komandos. Teko vieną sezoną pažaisti Lenkijos aukščiausioje lygoje, tai toks irgi savotiška patirtis. Ir grįžus Alytoj dar buvo. Ir po to jau perėjau į trenerių darbus, tai kaip ir minėjau, pradėjau nuo Stabonio krepšinio mokyklos. O paskui gavosi Žalgirio kaip skautas, 6 metai su 1 metų pertrauka, ir dabar va asistentas Panevėžyje. Štai taip keliai atvedė į Panevėžį. Koks jūsų treniruojamas krepšininkas jums yra palikęs didžiausią įspūdį krepšinio suvokimo, žinoma, ir technikos prasme? Didžiausią įspūdį? Nu, dabar pagirti reikia vieną auklėtinį. O čia buvo ta prasme eina apie Lietkabelį ar jau čia aplamai per karjerą? Ne, čia gal galima aplamai per karjerą, bet kas labiausiai įsiminė? Čia reiktų pagalvoti, nenoriu skubotai atsakyti. Na tai gali pagalvoti ir paskui, kai prisiminsi, pasakyk, bet nepamiršk atsakyti klausimą. Gerai, pabandysiu. Jeigu galėtumėte atsukti laiką, ką pasirinktumėt? Liktumėt profesionaliu krepšininku ar vis tik krepšinio treneriu? Aš to turbūt dalyko nekeiščiau. Aš manau, kad aš pasielgiau teisingai, nes, matot, aš tokia turiu irgi savotišką nuomonę, kad jeigu tu krepšinėje negali būti labai geras ir per tą 10 metų, aš taip grubiai skaičiuoju, kur jau ten negali sudirbti tiek pinigų, kad po to galėtum iš to gyventi, tai aš manau, turbūt verta eiti kitų kelių, nes gausis, kad paskui atžaidži, pragyveni vos ne nuo algos ant algos ir finale gaunasi, kad tu baigi tą krepšinį, nes tu vis tiek anksčiau ir vėliau jį turi baigti. O gyvenimas to nesibaigia. Tau dar yra gal 20-30 metų, kuriuos tau reikia kažką veikti. Ir tau vėl reikia pradėti nuo nulio. Nes arba tu kaip treneris vėl esi nulis. Sakau, tai va, šitoje vietoje aš manau nekeičiau nieko. Jaunimo rinktinėje treniravote jaunąjį Domantą Sabonį. Kokias perspektyvas pieštumėt šiam talentui? Labai įdomus vaikas, turbūt ne tik man, bet ir visai Lietuvai. Ir turbūt kas išskirtinis, kas dėliem galbūt nėra būdingais, gana jis žaidžia vaikinas su galva. Ir tikrai, jis kaip jau jam tam pasmei pasuoja kamuolį, kaip žaidėjas, jis skaito žaidimą. Manau, čia didžiausias jo yra ir pliusas. Nes toks, kaip pažiūrėjau, jo visus fizinius duomenis, tai likis ir nėra kažko išskirtinis, bet va, turi kažką tokio daugiau. Tikrai auga įdomus vaikas ir manau ateityje Lietuvoje tikrai atsiras. Prisijungs prie rinktinės kažkurio momentu, gal net ir artimoje ateityje. Ar turite pats svajonę dirbti Lietuvos nacionalinėje vyrų krepšinio rinktinėje? Čia, man atrodo, kiekvieno trenerio svajonė dirbti. Tikrai kiekvieną kartą svarstyčiau ir stengčiaus padėti, jeigu kažkas pakviestų. Ar čia ta aukščiausia siekiamybė jau? Manom, mes vis tiek gyvenime turbūt krepšinio pasaulyje skirstom klubinius darbus ir visus darbus su nacionaliniam rinktinėm. Tai kas liečia nacionalinės rinktinės, tai taip, faktas, kad čia yra aukščiausia. Aišku, galbūt dar norėtųsi kažkam geram klube, kažkur dar... Nu, pasvajokit apie klubus. Gražu kartais. Dažnas klausimas kyla dėl žaidėjų trūkumo Lietuvoje. Kaip manote, kur slypi ši problema? Ar potencialaus jaunimo šioje pozicijoje tiesiog nėra? Prašau, klausimas. Į žaidėjo trūkumo turbūt. Ar žaidėjo? Į žaidėjo. Nežinau, čia turbūt reiktų žiūrėti nuo vaikų rengimo. Galbūt mes kažką praleidžiame su vaikais. Bet aš kažkaip tikiuosi vis tiek, kad išaugs, nes dabar iš tokių augančių, tas Vaidas Kariniauskas tikrai įdomus, o kur atvažiavo į Lietkabelį. Yra Grigonis, man irgi imponuoja kaip žaidėjas, galbūt jis jau tokia kaip 2-metrinis irgi, bet aš manau, kad kažkas turėtų vis tiek išlysti ir kažkas turėtų pakeisti. Kaip patį Jasikevičių, tą patį Mantą. Bet čia turbūt reiktų galbūt, jeigu giliau žiūrėti, tai mes kažką praleidžiame su vaikais, turbūt, su vaikų rengime. Na, dabar jūsų kaip trenerio minutė. Papasakokite apie savo kaip trenerio filosofiją, prašo Deimantas. Čia labai... Dabar paskaita turėtų būti. Platus klausimas. Na, gal keletas tokių kertinių idėjų, minčių, kurių laikotės taisyklių dirbdamas kaip treneris. Turbūt vienas iš kas svarbiausia, kad yra krepšinis dėl to komandinė sporto šaka.
ir yra labai svarbu visus žaidėjus apjungti komandiniam tikslui, kad jie kažkuriais momentais galbūt vienas kitą turi pasaugoti, ne tik galvoti apie save, tiek gynyboje, tiek puolime, reikia, kad išmest tą metimą, kuris geriausias yra komandai. Gynyboje ne tik galvoti apie save, galvoti kaip ir kas gali atsitikti kitam, kad irgi būtų pasiruošus padėti. Manau, jeigu tu suvienysi daug žaidėjų, gal jie net ir jų meistriškumas galbūt ir nėra labai aukštas, bet jeigu jie veiks kaip viena komanda, tai galima daug pasiekti. Ar šiandien Lietkabelis tada yra komanda kaip komanda? Iš tikrųjų, atmosfera komandų tikrai nėra bloga, yra draugiškas kolektyvas ir galbūt trūksta, reikia dar truputėlį laiko, kad juos apjungti. Aš manau, jie gali kažką, jie gali nustebinti. Kažką. Lietuvą. Šį sezoną Lietkabelis atrodo gerai sukomplektuota komanda, bet iki dažnesnių pergalių vis kažko pritrūksta. Kaip manot, kas yra tas trūkumas? Turbūt jau ne aš pirmas paminėsiu, labai nesiseka su traumom šį sezoną. Nes jau, nežinau, eilę treniruočių mes nesurenkam 10 žmonių netgi. Tai irgi toks nėra visiškai optimalus darbas, to, ko mes norėtume. Dar tos gavosi tos visos rotacijos, lyg ir 2 žaidėjai išėjo, 2 nauji atėjo, vėl viskas iš naujo, tokio, norėtųsi galbūt truputėlį stabilumo to pačioj sudėtyje, kad mes padirtume kokias geras 2 savaitės, manau, tas mus biškai pakeltų į aukštesnį lygį. Kas yra stipriosios komandos pusės? Stipriosios? Lengviau kritikuoti. Ne, šiaip turbūt retai, kada būna komanda, gal dabar dar reikia, trūksta laiko. Mes turbūt turim visose pozicijose žmonės, nes kitose komandose kažkur būna silpna pusė, mes ir turim ir didelius, gal tos traumos neleidžia visiems sueiti į vieną krūvą kol kas. Bet aš manau, kad mes turbūt ir kolektyvas geras, manau, tai laiko klausimas, kada mes pradėsim žaisti kaip komanda. Nes aš matau, kad mes visur turim žmonių, tik reikia, kad jie visi pasveiktų, kurie įsivažiuotų ir aš kažkaip vis tiek tikiu, kad mes čia dar ne paskutinis atausis Lietkabelio, dar jie vis tiek turėtų pakilti. NBA kiekvieną sezoną rengia seminarus jauniems krepšininkams apie pinigų valdymą, įvaizdžio formavimą, užkulisinį gyvenimą. Kaip manot, ar Lietuvos krepšinio lyga turėtų pasiekti panašių pavyzdžių? Matot, sunku lyginti NBA ir Lietuvos krepšinio lygą. Ten yra visai kiti finansai ir ten tikrai papuolė NBA, jau ten tikrai tu iš karto gauni krūvą tų pinigų. Ir aš suprantu, kad ten yra didžiausia problema, nes jau jauniems krepšininkams jie gyvena šią dieną ir jie, kaip ten girdėjau, negaudami tą milijoną, per mėnesį jie vos nesugeba gyventi nuo algos iki algos. Ir paskui, kai baigėsi karjerą, jie neturi nieko. Tai jiem ten tokioje situacijoje tai tikrai turbūt reikalinga visokeriopą pagalbą, kaip protingai tos pinigus investuoti, padėti, nes po to prasideda labai daug žmonių labai sužmunga, nes paprasčiausiai tu pripratęs gyventi gerai ir tau baigės tavo karjerą, tu neturi nieko paskui. Ir vos ne iki savižudybių, narkotikų ir visa kita. Tai čia didžiulė problema NBA ir jie tą sprendžia. Lietuvoje matot kitą situaciją. Niekas šitų milijonų neuždirba, yra gal tik keli klubai, kurie sugeba mokėti tikrai geras algas. Taip, kad aš šiai dienai nematau to tokio labai didelio poreikio tą daryti. Bet aišku, kokia pagalba, vis tiek yra pagalba. Tai... Bet vis tik ir komandoje turit jaunų krepšininkų, kurie dar yra mokyklos suolė ir jau gauna atlyginimus. Jo, gaunat, aš nežinau tų sumų, aš nesigilinu tas finansinės reikalus. Net sunku pasakyti, bet aš nemanau, kad jų algos yra kažkas tokio, jau jie turbūt jų tos nedidelės algos, jos automatiškai priverčia jos taupyti ir kaip ir gyvenimo pamoka turbūt jiem. Kas svarbiau jums, įmesti 100 taškų ar praleisti 50 taškų? Praleisti 50. Kokių veiksmų treneris imasi komandai pralaimėjus? Guodžia žaidėjus, baria ar daro kažką kitą, klausia Algis? Pralaimėjimas nėra visą laiką vienodas. Leiskim, tu gali pralošti Žalgiriui, ar tu gali mūsų ten buvo gavosi nesėkmingos rungtynės pasvalyje, kur tu žaidži prieš stipresnę komandą, kur realiai gal tu net nesi favoritas tų rungtynių ir tu kaunės iki galo ir praloši ten galbūt 1 tašku. Tai tikrai tu pašiausiai turbūt daugiau padėkoji žaidėjams už tą kovą, kad pademonstravo, kad nebuvo arti tos pergalės.
Aišku, tokie yra pralaimėjimai, gal net ir kartais pergalės, kur tu turėtum liktis lengvai laimėti, o tu laimi sunkiai ten, arba tu praloši silpnesniam varžovui. Tai čia yra kitokia reakcija, o tada tu galbūt reikia jos biškį ir pagazdinti, ir kėlį sudrausminti, galbūt kokią papildomą treniruotę padaryti kaip bausmę. Tai sakau, čia irgi yra psichologiniai dalykai, su kuriais reikia laviruoti. Tai dažniau, sakykit, Mindaugai, tenka barti ar paguosti? Ne, gal čia atvykus gal mūsų aplamai ta tokia psichologinė būsena buvo prasta, nes vien tik pralaimėjimai, tai jeigu tu dar jos pradėsi barti, tai tu dar gali juos sužlugdyti labiau. Tai buvo daugiau tokių skatinimų gal šiemet. Buvo ir pykčio, buvo po paskutinius Telšiais rungtynėje, tai buvo tikrai toks jau negatyvus, galbūt, sakykime, pakalbėjimas. Po Šiaulių rungtynių, kur mes žaidėm gerai pradžioj, paskui vėl irgi gavosi, ten labai daug buvo problemų, teko pakelti balsų toną. O šiaip daugmaž buvo daugiau pozityviai žiūrima. Sakykit, alkoholis ir profesionalus sportas tabu ar ne? Ne, nesuderinama, ta prasme. Vienareikšmiai, kad turėti to negali, vien su kitu negali eiti. Ar pats skaitote knygas, ar turit mėgstamiausią, klausia Aurimas? Vat knygų neskaitau, niekad, tai va čia turiu... Nesiskiriat nuo savo komandos narių? Nemėgau skaityti niekad, žiūriu filmus mėgstu žiūrėti, knygų neskaitau. Kaip leidžiate savo laisvą laiką? Laisvą laiką kur? Panevėžyje ar aplamai savo laisvą laiką? Nu, vat būtų įdomu, jeigu pasakytumėt, kur leidžiat laisvą laiką Panevėžyje. Panevėžyje dabar mažai dar laisvo laiko, plus jau toks šaltas oras, tai nėra kaip. Šiaip labai mėgstu aktyvų poilsį, nes aš pats kai sportavęs, po to kai išėjau iš to, vis tiek norisi kažkur pajudėti kažką. Daug dviračių važinėjau ir kas pastebėjau Panevėžyje, tik aišku, atvažiavau rudenį šaltą, daug dviračių takų. Tikrai, jeigu pavasarį, kai atšils orai, manau, atsivešiu dviratį, reiks pažiūrėti, kas čia vyksta. Baidarėm plaukioju, tenis anksčiau daug žaisdavau, dabar biškį mažiau. Baseinas, labai impulsą mačiau, geras baseinas yra ir reiksai plaukti, mėgstu plaukti. Va toks aktyvus poilsis. Ar turite savo idealą, domisi Monika? Kaip treneris, kaip žaidėjų. Aš sakau, jis turbūt jau buvo prieš tai klausė, dieną labai imponuoja Žanas Plata, labai daug apvertė ir dabar stengiuosi stebėti, kaip žaidžia Malagą, gaila, kad kol kas nesiseka, jam truputėlį galėtų geriau, bet tai turbūt šis žmogus būtų. Dabar truputį pafantazuojam tiesiog, ką darytumėt, jeigu nebūtų krepšinio. Vat atsibundat ryte, krepšinio nebėra Lietuvoje. O, čia labai jau reikia giliai fantazijos. Čia. Iš tikrųjų, atvirai apie tokį dalyką negalvoju. Kažkaip lygtais yra darbas, tu įdirbi, aišku. Tikiuosi taip neatsitiks. Nežinau, neįsivaizduojam. Kažkas, kaip ir kiekvienas žmogus, lįstum iš situacijos, bandytum kažką ieškoti, kažkokį kitą užsiėmimą, kažkokį naują darbą. Na, bet pamastymų, kai darbo nebuvo. Turbūt bandyčiau likti prie sporto kažkur. Šokioje srityje, jeigu tas sportas dar egzistuotų. Krepšinis dingo, tai nežinau, kad būtų su sportu. Įsimintiniausios karjeros rungtynės kaip treneriui? Sunku atsakyti. Aišku, man gal turbūt gavosi, kad tokia situacija, kad pirmas rungtynės su Lietkabeliu teko pačiam vadovauti, nes ten šeimoje truputėlį atsitiko nelaimė. Tai gavosi pirmo oficiali mano pergalė kaip trenerio, galbūt kaip vyriausio trenerio ir oficialiuose rungtynėse, BBL rungtynėse. Dabar turbūt iš tokių artimesnių, tai šitas įsimintiniausias. Nu ir grįžtant prie to klausimo, kur sakėt, reikia pagalvoti. Koks treniruojamas krepšininkas jums yra palikęs didžiausią įspūdį? Man kažkaip, nežinau, kas liečia Žalgirį turbūt, tai nuo pernai metų ir dar nuo tų laikų, nes tada kartu žaidžiau, man Paulius Jankūnas, kaip kapitonas, tokių turi daug savo gerų savimių ir labai toks, labai normalus žmogus išlikęs ir kaip krepšininkas labai profesionaliai žiūri, labai, ta prasme, paskatina komandą, jaunimą įtraukia, irgi ten, kas liečia patį klubą, irgi jis ten dalyvauja visokios, ėjo labai dėl finansinės problemos, pernai buvo, eidavo padėti dėl pinigų. Man jis kažkaip aš laiką kalbėdavau, kad Žalgirį pradėčiau komplektuoti nuo Pauliaus. Bandyčiau į jį, nes po to jis kažkaip apjungia visą komandą. Tai va gal man, sakyčiau, Paulius Jankūnas.
Gerai, tai su tuo sakykim, trumpam išsiskiriam vienam muzikiniam kūriniui. Gerai. Laukia sunkioji dalis, kur tas gilus atodusis dabar pasiruošimas, kokios nors spargalkės, paruoštukai iš kišenių. Bandysim improvizuoti. Praeitą kartą improvizavo, mes čia be atsakymų bandėme žiūrėti, ar teisingai atsako Žygis ar ne, bet pasirodo viską žinojo. Na, tai startuojam su 15 klausimų. Su kokia NBA komanda 1996-97 sutartį turėjo Virginijus Praškevičius? Šitą gerai atsimenu, dar taip prasme, domėjausi NBA dar tais laikais, tai jeigu neklysiu Timberwolves Minnesotos. Taip. Kokioje šalyje Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė 2013-aisiais tapo Europos vicečempionais? Nu, tai čia toks labai lengvas, ne? Slovenijai. Kurioje Lietuvos komandoje yra žaidęs legionierius iš Amerikos Jack Aitson? Lietuvos Ryte. Taip. Kelintais metais įkurta Lietuvos krepšinio lyga? Trečiais turbūt kokiais 90. Teisingai. Kuris Lietkabelio krepšininkas šį sezoną yra efektyviausias komandos žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje? Kad rezultatyviausias, tai tikrai žinau Olanderis, bet manau, kad ir turbūt efektyviausias, nes kadangi didelis renka kamuolius, jeigu tarsi logika, tikrai nežinau, bet logika pasitelkus, tai sakyčiau Olanderis. Nereikėjo išsiduoti, kad nežinot, atsakymas teisingas. Kurioje komandoje šį sezoną žaidžia Antanas Kavaliauskas? Bilbao. Iš kokio miesto kilęs jūsų komandos žaidėjas Mantas Virbalas? O. Žinau, kad žaidė Vilniui prieš tai. O iš kur kilęs? Nu gal iš Vilniaus spėjom. Ne. Iš kaimyninio Rokiškio. Aha. Kas šiuo metu yra Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius? Buvo Balčiūnas, dabar vyko perversmas Mindaugas Špokas. Įvardykite lietuvį, kuris šį sezoną atstovauja Kubanės Lokomotiv komandai. Vieną ar daugiau, neparašyta kiek. Galit ir daugiau. Simas Jasaitis, mano geras draugas Mantas Kalnietis, ir taipogi dar Sigitas Kavaliauskas fizinio rengimo. Neišeina jūsų apgauti, ar ne? Žinot, kad keli turi būti. Pasakykite, kas atliko oficialų Lietuvoje vykusį Europos krepšinio čempionato 2011-aisiais himną. 3 atlikėjai buvo Marijonas, Mantas ir Mija, turbūt, ne? Taip. Gal dar padainuot gali? Ne, aš su muzika prasilenkęs, tai gal geriau nejuokinti žmonių. Naudingiausias praeito 2012-2013 metų reguliaraus Lietuvos krepšinio lygos sezono žaidėjas. Man tie apdovanojimai vyko kartu su LKL žiedų įteikimo ceremonija. Tai, jeigu neklystu, tam pačiam teko dalyvauti. Aurelikas lygtais buvo rezultatyviausias, o naudingiausių Kieža. Aurimas, taip? Taip. Kuris lietuvis pirmasis pravėrė NBA duris? Šarūnas Mačiulionis. Kiek kartų Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė dalyvavo olimpinėse žaidynėse? Dalyvavo. Turbūt visose. 102, 6, 2000, 4, 8. 6 kartai, taip? 6, taip. Kokiai NBA komandai atstovauja Lietuvos rinktinės centras Jonas Valančiūnas? Dabar atstovauja. Dabar. Raptors. Europos krepšinyje atakai yra skiriamos 24 sekundės, bet čia turbūt man parašyta, nes jūs tai žinot. Kiek laiko atakai yra skiriama NCAA Amerikos studentų lygoje? NCAA yra tokia savotiška lyga, matot, jinai ten turi tokias senas taisyklės ir jie jas pasilikę, jie nekaitalioja. Čia mes čia Europoje daug keitėm. Ir tritaškio linija yra žymiai arčiau negu Europoje ir tas gavos, kad ta kamuolio kontrolė irgi yra kitokia. Ir jie netgi kontroliuoja ilgai, 35 sekundės, tai tas atakos ten būna. Įdomu žiūrėti krepšinį, kitoks krepšinis gaunasi. Tai kuris krepšinis dabar įdomesnis? Aš manau, aš Europoje dirbu, aš domiuosi Europos krepšinių daugiau, nes čia vis tiek kitokia specifika yra. Bet jeigu žiūrint į Ameriką, tai NCAA krepšinis yra įdomesnis už NBA. Nes ten yra kova. NBA kova prasideda nuo playoff, o NCAA tai jau ten kitaip truputėlį. Nu ką, šaunuolis treneris, ko gero jums reikėtų aplodismentų. Mano Virbalo gausiu, man atrodo, vėliau, bet nežinau. Bet čia turbūt normalu. Pasivedėt kažkaip tai su vienu tokiu paprasčiausiu klausimu. Ja, matot, aš vėl žinau, kur žaidė, nežinau, iš kur kilęs. Čia man, nežinai žmogaus. Tai reikia pažindinti su komandos nariais išvada.
Artimiau, ne? Artimiau pažindintis. Tai jūsų palinkėjimas visiems, kurie dar atkeliaus čia į minutės pertraukėlę ir prisės prie to raudono mikrofono. Nežinau, laisvai jauskitės, nesinervinkit, atsakinėkit, kalbėkit. Ką aš daugiau galiu palinkėti. Pažindinkitės. Ačiū Jums labai, kad šiandien atvykot pas mus. O klausytojams primenu, jog šiandien pas mus svečiavosi krepšinio klubo Lietkabelis trenerio asistentas Mindaugas Brazys. Ačiū, Mindaugai. Ačiū.